O dabar pasikalbėkime apie vaikiškus drabužius ir kaip pasirinkti tinkamus rudens žiemos sezonui. Studijoje vieši Ernesta Elsbergaitė Žalė, su kuria ir pakalbėsime, kaip ir kokius tus rūbelius įsirinkti. Labas, Ernesta. Labas. Bet pirmiausia klausimas tau. Vis tiek tu čia tom mados stiliui gyveni, mados, ta prasme, pasaulyje stiliui, sakau, stilinga ir taip, bet kas šiais laikais dabar yra madinga? Pavyzdžiui, vaikų rūbų, nežinau, srityje visoje šitoje fashion dalyke. Fashion, tai šį sezoną vaikų madoje dominuoja ryškios spalvos, animacinių personažų akcentai visokie. Patogi mada dominuoja, laisvas stilius, oversize džemperiai visokie. Dėl ko mano dukra ima mano bliuzonus ir apsirengus jinai su jais, tai sako, ar gali man tėti padovanoti, sakau, taigi čia mano, nelabai čia visi dabar nešioja didesnius. Taip, bet tas patogumas derinamas ir su puošnumu, prie sijonų, suknelių dedasi tie džemperiai ryškus ir platesni. Taip pat madingi, vis dar madingas džinsas, džinsiniai švarkeliai, kardiganai įvairūs. Kas čia? Čia toks tėtis irgi dar koks nors žiūri, kas tai kardiganai. Megztukai visokie ilgesni, marškinėliai, diržuoti marškinėliai, iš avalynės vis dar madoje yra sportiniai batai, sportinė avalynė, mokasinai. Tai vaikas būtų ryškus, patogu jam turi būti. Ir ant išaugimo gali. Ir ant išaugimo. Rūmai, o tai ar tikrai tie džinsai neišeina iš mados? Kada čia baigsis ta era, ar ne? Niekada. Ne? Kodėl? Džinsas tai yra klasika ir niekada neišeina iš mados. Ypatingai šį sezoną labai didelė paklausa yra ir užtat ir ta pasiūla didelė, įvairiausių stilių, tipažų, yra džinsai ir platus, ir platėjantis, ir skinny, ir su pašiltinimu, kas aktualu artėjant rudeniui ir šaltesniam orui. Tiek gali būti džinsas su gumytė, su raištuka, ne mažesniem vaikam, kurie nemoka užsisekti galbūt ir plonesniem. O tie labai ten, kai aš buvau paauglys, visiškai ant subinės kabantys džinsai, jie čia dar vis. Ar aukštų liemenių? Tai dabar ir žemų liemenių, ir aukštų. Tai, žodžiu, viską neprašausit, gali rinktis vaikai įvairiausiam skoniui, įvairiausiai figūrai. Yra didelė tikrai pasiūla, tai tiesiog vieną dieną gali su nuoga bamba, jau kitą dieną su... Nes aš kai buvau, tai būtinai kliošai turėjo būti ir jeigu ten ateini jau kitaip, jau tada žiūrėdavo, geri laikai atėjo, dabar važiuoja koks nori džinsus ir vis tiek neprašausiai mados. Ir jeigu nežinai, ką rengtis, pasirink džinsą ir būsi madingas ir stilingas. Taip. O dabar pakalbėkime apie lauko drabužius ir avalynę, taigi kas svarbu renkiant vaiką šaltuoju metu? Į ką reiktų atkreipdėmės tėveliams? Tai svarbiausia drabužių sluoksniavimas, kad vaikas neperkaistų ir neperšaltų, reikia sluoksniuoti drabužius ir geriausia pirmoji sluoksnių rinktis merino vilnos drabužėlius, po to flizinį topą ir tada jau lauko kombinezoną, kuris būtų neperšlampamas ir neperpučiamas. O gerai, man tas sluoksniavimas sudėtingas reikalas, bet turbūt parduotuvėje, kai ateini, papasakoja kažkas, supranta, nes aš tai visą laiką tada sakau, koks čia kurį, bet kai sudeda, aš tikrai skirtumas yra didžiulis, jeigu tu susisluoksniuoji taip, kaip reikia susisluoksniuoti ir vaikams. Ką dar noriu pasakyti, mėliems žiūrovams, kad labai dažnai pamirštat patys tėvai nusipirkti gerus rūbus, gerai susisluoksniuoti ir kai išeina su vaikais į lauką, vaikams būna viskas fainai, o tėvai jau gal einam namo, nes jiem šalta. Tai pasirūpinkit ir savo aprangą ir tada bus labai fainai ir jums, ir vaikams, nes nėra blogo oro, kaip sako, yra tik tai bloga apranga, ne? O sakai, merino vilna, ne? Taip, merino. O kas yra merino vilna ir šiaip, kodėl merino ir esu daug girdėjęs, bet aš sakau, aš, pavyzdžiui, su medžiagom visiškai žalias. Tai merino vilna padeda vaikams išvengti peršalimo, padeda išlaikyti natūralią kūno temperatūrą, nepriklausomai nuo aplinkos poveikio, padeda išlaikyti odą sausą, nedirgina net ir jautrios odos ir turi tam tikras antibakterinės savybės. Vilna puikiai sugeria bei išgarina didelius drėgmės kiekius.
jinai yra minkštesnė ir plonesnė, tai ją galima dėti nuogo kūno prie odos, patartina, tada jinai išlaiko šilumą, palaiko natūralią kūno temperatūrą ir neleidžia žmogui nei perkaisti, nei peršalti. Tai vat ant merino vilnos geriausia tada dėti dar vieną kažkokį ar flizinį topą ir tada jau lauko drabužį. Ir tas sluoksniavimas, jis patogu, kai tu iš lauko ateini į prekybos centrą kokį nors, kur temperatūra pakyla ir tu nenori nurengti viso kombinezono, tai nuėmi vieną sluoksnį antrą ir jau vaikas neperkais. Okay. O gerai, o kaip rinktis, į kokias detalės atkreipti dėmesį, kai renkiesi vaikiškus drabužėlius? Tai reikia skaityti etiketės. Reikia vis dėlto. Kalbant apie kombinezonus, tai ant etikečių pažymi, koks yra atsparumas drėgmiai, kiek milimetrų vandens nepraleidžia ir ar vėjo atsparumas ir ten tie lašiukai pažymėti, tai yra 2, 3. Tai vat, reikia skaityti etiketės, jeigu nepavyksta, tada reikia parduotuvėje pagalbą pasikviesti, taip, kad patartų. Gerai. O labai tėvai dažnai, aprengia gražiai vaikus ir po to nieko jiems neleidžia laukia, nes labai gaili tų rūbų. Kaip reikia prižiūrėti šiaip vaikiškus lauko rūbus? Tai reikia juos, ar iš tikrųjų tiesiog lauko rūbai? Nuperki ir drožia kol suplyš. Aprengi rudenį ir pasiemi žiemą nurengi. Pavasario pradžioj. Taip. Ir tada jau į valyklą. Juokauju. Tai lauko apranga turėtų būti praktiška, taigi vaikai tikrai daug laiko leidžia lauke ir vaikai, kurie eina į darželius, į mokyklas, tai tėvai žino, kad grįžta purvini vaikai ir taip toliau. Tai, neaišku, kur jie buvo, man įdomu. Neaišku, iki ūso, ne. Tai, kad nereiktų kiekvieną vakarą skalbti tų drabužių, kombinezonas turėtų būti praktiškas, kad paimi drėgną servetėlę ir pavalai truputį ir jau švaru, jau gražu, jau gali vaikas dėtis kitą dieną tą patį kombinezoną. Tai praktiškumas yra labai svarbu. Tai čia medžiagos turbūt, nesvarbus, kurios įsivalo, nes... medžiagos gerai. Tai turim, aišku, basineisim. Nes vis tiek, viskas, sako, šala kojos, šlapios kojos ir visam pačiam šalta. Tai kaip rudeniui, žiemai tos batus rinktis? Ar tiesiog auliniai nupirkai ir vis tiek tas kailis kažkoks yra, pirštai kišai pažiūrėjai? Tai vėlgi reikia rinktis medžiagas atsparės drėgmiai, kad neperšlaptų koja. Gore-Tex sluoksnis tai yra vandeniui atsparus, vėjo nepraleidžiantis ir kvėpuojantis sluoksnis, kuris naudojamas įvairiose aprangos ir avalynės gamybos rytise. Gore-Tex sluoksnis yra pagamintas iš specialios membranos, kuri sulaiko vandenį iš išorės, tačiau leidžia drėgmei išgaruoti iš vidaus. Geriausia šiek tiek didesnius batus, kad nespaustų kojos, centimetras geriau, kad laisviau būtų, kad nebūtų slidus padas, pavojinga, kad vaikas saugiai būtų, tai labai svarbi ta pado medžiaga neslidi, kad sukiptų gerai. Tai prekės ženklas Viking, labai populiarus batai žiemai, tikrai vaikai šiltai bus ir saugiai yra. Visiškai garantuoju. Švaitėliai, ta prasme, kai tamsėja, mažai saulės, labai svarbu, kad vaikai būtų matomi. Labai svarbu yra užsegimas, kad vaikui būtų patogu, be raištelio, kad galėtų patogiai. Šitie žiauriai geri, šitus turi mano sūnus, turėjo ilgai nešiojo ir ko man buvo fainiausia, aš tau pasakysiu, aš nežinau, gal tu žinai, bet kad Vikingus gali tiesiog mesti į skalbimo mašiną ir jie ten skalbėsi. Vikingai. Jau mes aišku nusprendėm, kad geriausi batai. O kokį brandą rinktis kombinzonų šiaip, nes jų irgi yra begalės ir aš manau, kad yra vertų dėmesio. Taip, žinoma, tai pirmiausia nuo sezono priklauso ir jeigu reikia labiau rudeniui, tai Name It, o žiemai Vikingo kombinezonai yra šiltesni. Tai kokius kombinezonus rinktis rudeniui, geriausia softshellio Name It, o jau žiemai siūlytume Vikingas arba Tuta. Tuta yra tas pats gamintojas kaip ir Lasi, tai yra suomių gamintojas, o suomiai jau tikrai žino, kas yra atšiaurės žiemos ir kaip joms pasiruošti.
Renkantis lauko kombinezoną nereiktų pamiršti ir neperšlampamų pirštinių bei kepurių šalmų. Kepurės šalmai yra vientisi, apsaugo tiek galvą, tiek kaklą. Nu tai ačiū Ernesta ir ką, jūs visi šutinat rūbų, ieškoti Baby City ir Toy City ir jeigu reiks rekomendacijų ar kažko, tai visą laiką ten dirba žmonės, kurie jums atsakys į visus klausimus. Tai pasiruoškim, nes žiema, kaip kelininkų sako, pasitinka netikėtai, tai ir mus taip pat turbūt pasitiks. Tai ačiū ir ką, žygiuojam žiemai ruoštis.